Taigi, kaip visi žinome, mėnulis susidaro iš sūrio, iš fermentinio sūrio, jis turi daug skilučių savyje. O šiuo metu mes esame Kadagių slėnyje. Čia matote Kauno marias ir miškų. Ką pamačiau? Tai galimybė pasitaiko tikrai labai retai. Pabandysim pakalbinti beždžionę. Labas vakaras, beždžionė. Labas vakaras. Ką jūs veikiat čia šiuo metu Kadagių slėnyje? Medituoju. Ar kas atsitiko, kodėl neramus jūsų protelis? Kaip matote, dar nepilnatis, tačiau neramina egzistenciniai klausimai. Šiandien pabėgau iš zoologijos sodo ir nežinau, ką daryti. Sunku turbūt. Sunkus gyvenimas. Ar galite papasakoti apie savo beždžionišką gyvenimą? Na, mano gyvenimas prasidėjo Šventojoje. Mano tėvai buvo architektai, suprojektavo tokį žymų beždžionių tiltą, jeigu žinote. Tačiau buvo gana bohemiški, todėl savo atžalas paliko, iš tikrųjų skaudu apie tai šnekėti, bet paliko zoologijos sode ir toliau gyveno didmiesčio linksmybinį gyvenimą. Tai turėjau sunkią vaikystę ir dabar ištrūkau į laisvę ir galvoju, ką daryti, kaip save realizuoti. Ar lengvas gyvenimas buvo zoologijos sode? Na, šiaip neblogas. Gana komfortabili zona, visai neblogus kaimynus turėjau, tačiau man tai neteikė moralinio pasitenkinimo. Ir tos nuolatinės pašaipos, spaudimas visuomenės. O ką visuomenė jūs spaudė daryti? Spaudė vaidinti. Žinot, kaip juodaodžiai, visi galvoja, kad jeigu juodaodis, tai jis turi linksminti, taip ir beždžionė. Jeigu ji beždžionė, tai ji turi valgyti bananus ir kištis juos visur, žinot. O ar dažnai patirdavot patyčias? Taip, ypač kalbant apie turistinės grupės į Kauno zoologijos sode. Gana geros sąlygos turistams, bet ne gyvūnams. Tai toks būtų atsakymas. Nori, nenori, kartais pikti liežuviai plaka ir išgirdom tokių gandų, kad turėjot romaną su ruoniu iš zoologijos sodo. Nu, nenorėčiau šitą klausimą atsakinėti iš tikrųjų, nes dar pikti liežuviai po to ir plaka vis dar skaudžiai labai. Iš tikrųjų, tai aš manau, asmeninis gyvenimas nusivylusio gyvūno tai yra visai ne visuomenės reikalas. Ir šilumos ieškome ten, kur visur, iš tikrųjų, ir randame ten, kur nesitikim. Tai... Koks jūsų, kaip jūs manote, sakėt, kad morališkai jūsų netenkino zoologijos sode gyvenimą? Kur jūs norėtumėt, kur jūs save matot? Iš tikrųjų, kaip manote, mano klausimas jums būtų, kur yra beždžionių šaknis? Afrikoje? Panašiai. Iš tikrųjų, tai yra Guanamos džiunglėse, kur būtent ten dabar ieškau bilieto ir manau, kad artimiausiu laiku, jeigu ištrūksiu ir Kauno oro uostas nesumažins skrydžių, tikriausiai pavyks man sugrįžti ten, kur. Ir dar girdėjau, yra labai viena gera sala, kur žmonės filmuoja pornografinius filmus. Ir jie ten labai linksmai gyvena ir jie sakė, aišku, mums trūksta beždžionių, atvažiuokit. Tai aš galvoju, ir jie tuos uždirbtus pinigus skiria saugoti gamtai, tai man atrodo labai geras tikslas. Aš manau, norėčiau ir siečiau savo ateitį būtent su... Pornografijos pramonė. Iš tikrųjų, tai su pagalba žemei ir gamtai, bet kokiais būdais, tai jau gyvenimas parodys. Kokį maistą labiausiai mėgstate? Tikriausiai galvojat, kad bananus, aišku. Šiaip graudi tiesa ta, kad zoologijos sode pripratino valgyti viską. Daug prekybos centrų maisto valgydavom ir daug. Ragavau maždaug viską, ką valgo mažamečiai, kuriuos tėvai veda į zoologijos sodą. Tai. Kokia jūsų nuomonė apie modifikuotą maistą?
genetiškai modifikuota. Kol bananų nepradėjo modifikuoti, tai viskas tvarkoj. O kur save matote po 10 metų? Nežinau, kiek bežionės metų gyvena, nes mums zoologijos sode sakė, nenori stresuoti gyvūnų. Tai tikiuosi, kad džiunglėse besideginančia ir bendraujančia su uodais būtų geras. Aišku, ir pornografijos verslas. Ar norėtumėt tarti kokį paskutinį žodį šitame interviu? Norėčiau palinkėti visiems prasmingo, nebežioniško gyvenimo. Dėkoju, ačiū labai. Tai taip ir užbaigsime šio vakaro interviu. Ačiū. Geros dienos.